Labą dieną visiems. Man labai malonu, kad mes čia susirinkome šiandien pasikalbėti labai svarbią temą. Ar reikalingas finansavimas žiniasklaidos lenkų kalba Lietuvoje? Su manim šiandien yra Medijų rėmimo fondo direktorius Ruslanas Iržikevičius, kaip jis sako, be 5 minučių pasirašys sutartį. Mes turim šiandien svečiuose lenkiškos žiniasklaidos rytuose federacijos pirmininką Raimondą Klinovskį, lenkiško dienraščio Lietuvoje Kurjer Vilenskį vyriausiai redaktorių Robertą Mickevičių, Europos žmogaus teisių fondo teisininkę Agatą Palinską, lenkiško dienraščio Lietuvoje Kurjer Vilenskį, leidėją Zigmantą Klinovskį ir regioninės televizijos BMTV leidėją Romaną Aleksis Kristian Gureckį Mickevičių. Taigi, pradėsim nuo to, kad tikrai lenkų žiniasklaida lenkų kalba Lietuvoje turi gilias tradicijas ir iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad tos žiniasklaidos lenkų kalba pasiūla yra labai plati. Tai ir radijos, ir televizija, ir informaciniai portalai, laikraščiai. Tikrai yra nemažai pasiekta, ypač per paskutinius 5 metus, kai mes turim ir LRT sekciją lenkų kalba ir mes turim Lenkų televizijos nacionalinė transliuotoja tokia investicija į TVP Vilnių, tai lyg tai atrodytų, kad skustis nėra ko, tačiau vis tiek, kaip piliečiai, norėtume, kad mūsų valstybė skirtų mums ir daugiau dėmesio, ir daugiau finansavimo būtent Lenkų žiniasklaidai. Ir tikrai tas finansavimas yra toks įrankis, ypač šios dienos realijuose, įrankis kovai su dezinformacija ir propagandinių nuomonių formavimu. Taigi, žinokit, man nekyla abejonių atsakant į klausimą, ar reikalingas tas finansavimas. Ir aš labai norėčiau, kad šią temą pasisakytų ir mūsų svečiai. Taigi, pirmoji norėjo pasisakyti gerbiama Agata Palinską. Prieš žmogaus teisų, skaitant ir tautinių mažumų teisų pažeidimus ir piktnaudžiavimus Lietuvoje kovojanti organizacija Europos žmogaus teisų fondas įdėmiai stebė situaciją susijusią su Medijų rėmimo fondo įkūrimu. Šis naujasis žiniasklaidos rėmimo modelis kitais metais pakeis iki šiol veikianti ir nemažai kritikos dėl finansavimo sulaukianti Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondą. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas jau ne vienerius metus diskriminuoja tautinių mažumų žiniasklaidą, skaitant Lenkų visuomenės informavimo priemonės. Manome, kad susidariusi situacija žiniasklaidos finansavimo srityje yra ydinga, diskriminuojanti ir ją būtina keisti. Ir Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme yra numatyta, kad viena iš Medijų rėmimo fondo prioritetinių sričių yra paramos žiniasklaidai tautinių mažumų kalbomis finansavimas. Todėl šis sprendimas įkurti Medijų rėmimo fondą yra sveikintinas, kadangi šis fondas, kaip buvo teigiama, užtikrintų platesnį žiniasklaidos srities projektų spektrą ir turėtų aktyviau gebėti spręsti šiandieninius žiniasklaidos sektorių kylančius iššūkius. Tačiau norėtume atkreipti dėmesį į Medijų rėmimo fondo veiklą reglamentuojantį visuomenės informavimo įstatymo 28 straipsnį. Minėto straipsnio 6 dalis nustato, kad sprendimus dėl Medijų rėmimo fondo teikiamos valstybės paramos skirimo priima šio fondo kolegialus organas taryba, kurio sudaro 10 narių. Ir vieną narį į šio fondo tarybą skiria Medijų taryba iš aukštųjų mokyklų vykdančių žurnalistikos studijų programą pasiūlytų kandidatų, o kitus narius po vieną skiria viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų vienijančios organizacijos. Tačiau į Medijų rėmimo fondo tarybą, kurios nariai priims sprendimus dėl Medijų rėmimo fondo teikiamas valstybės paramos skirimo, neįtraukta ne viena organizacija.
atstovaujanti tautinių mažumų interesus bei teises Lietuvoje, kuri galėtų argumentuotai pagrysti ir vertinti, ar parama skiriama žiniasklaidai tautinių mažumų kalbomis yra pakankama, ar tautinės mažumos Lietuvoje šio klausimu nebus diskriminuojamos. Na ir ši problema yra nebejotinai susijusi su tautinių mažumų teisėmis laisvai, nevaržomai vartoti, naudoti savo kalbą, kas yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos konstitucijoje, taip pat įstatymuose, tarp valstybinėse sutartyse, tarptautinėse teisės dokumentuose. Lietuvos Respublikos konstitucijos 37 straipsnis garantuoja, kad piliečiai priklausantis tautinėms bendrijoms turi teisę puoselėti savo kalbą, kultūrą ir papročius. Taip pat tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos 5 straipsnėje nurodoma, kad šalis įsipareigos daryti sąlygas, galimybės, kad tautinės mažumoms priklausantis asmenys galėtų puoselėti ir plėtoti savo kultūrą ir esminę savo savitumo dalis, kaip kalba, religija, taip pat kultūros paveldą. Taip pat 9 straipsnėje nurodoma, kad šalis neturi trukdyti tautinėms mažumoms priklausantiems asmenims kurti, naudoti savo spaudinius, taip pat kiek įmanoma užtikrinti, kad tautinėms mažumoms priklausantiems asmenims būtų sudaryta galimybė kurti ir naudoti savo žiniasklaidos priemonės. Taip pat komitetas atkreipė dėmesį, tai būtent yra tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos patariamasis komitetas, kad valdžios institucijos turėtų skirti didesnį finansavimą mažumoms atstovaujančioms organizacijoms ar žiniasklaidos priemonėms, siekiant atkreipti daugumos gyventojų dėmesį į jų savitumą, kalbą, istoriją ir kultūrą. Taip pat pasisakydamas spausdintinės žiniasklaidos klausimų, komitetas pabrėžė ypatingą šios žiniasklaidos reikšmę tautiniams mažumoms priklausantiems asmenims ir komentaruose akcentuojama, kad mažumų kalbomis spausdinami leidiniai yra svarbi tradicinė informacijos naujienų gavimo priemonė, ypač pagyvenusiems mažumų bendruomenėms nariams. Taip pat turi simbolinę vertę visiems bendruomenėms nariams. Taigi, tautinių mažumų teisė nevaržomai vartoti, naudoti savo kalbą yra susijusi su tautinių mažumų teisėmis kalbinėmis ir yra ypač aktuali šiuo metu Lietuvos Lenkų tautiniai bendruomeniai. Ir naujasis medijų rėmimo fondas, kuris keičia spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondą, visgi diskriminavusi Lenkų tautinės mažumos žiniasklaidą, tai nuo jo faktiškai priklauso Lietuvos Lenkų tautinių mažumų žiniasklaidos ateitis. Ir norėtume visgi atkreipti dėmesį į tas potencialias grėsmės, kurias, kaip jau minėjau, sudaro netinkamai sureguliuotas medijų rėmimo fondo tarybos sudėtį reglamentuojančias nuostatas, kaip ir nesudarančias galimybės į medijų rėmimo fondo tarybą įtraukti organizaciją susijusią su tautinių mažumų teisių apsauga Lietuvoje. Ir neįtraukus šių organizacijų į medijų rėmimo fondo tarybos sudėtį, ši naujai įkurta organizacija galimai negalės tinkamai gyvendinti vienos iš savo reglamentuojamų sričių, tai yra paramos žiniasklaidai tautinių mažumų kalbomis. Tad tiesiog kviečiame apsvarstyti tą galimybę įtraukti į medijų rėmimo fondo tarybą organizaciją, kuri galėtų atstovauti tautinių mažumų interesus. Tai tiek. Ačiū. Ačiū labai. Aš kviečiu pasisakyti Lenkiškos žiniasklaidos rytuose federacijos pirmininką Raimondą Klinovskį. Sveiki. Lenkiškų medijų rytuose federacija tai yra profesinė asociacija registruota Varšuvoje ir vienijanti virš 40 redakcijų, leidžiančių medijas, tai yra spaudą, radiją, televiziją, internetinius portalus lenkų kalba, buvusios Sovietinės Sąjungos respublikose ir kitose šalise, kurios buvo okupuojamos Rusijos, tai reiškia Čekijoje, Slovakijoje, Vengrijoje. Ir kodėl būtent rytuose? Nes mūsų vienyje patirtis, kurios niekam iš tikrųjų nelinkėtume. Tai yra rusiško imperializmo patirtis.
Mūsų federacijoje nėra nei vienos redakcijos, kuriuose nedirbtų žmonės, kurių šeimos nukentėjo dėl rusiško imperializmo, dėl Rusijos keliamų karų, okupacijų, trėmimų ir rusifikacinės politikos. Ir labai svarbus čia yra taip pat geopolitinis kontekstas, nes tai yra bendruomenės, kurios išsaugojo savo gimtąją kalbą, nepaisant etninių valymų, kurios rengė cariniai arba sovietiniai rusų imperialistai. Ir ta patirtis yra labai karti. Bet tuo pačiu tai yra ir patirtis susijusi su rusifikacija ir kova su ją. Tai yra patirtis ypatingai svarbi išsaugant mūsų bendruomenių informacinės erdvės saugumą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mūsų bendruomenės, būtent mūsų leidžiamų spaudos ir medijų priemonių dėka, yra atsparesnės dezinformacijai, atsparesnės propagandai, kuri yra transliuojama iš Maskvos. O šiuo metu geopolitinis kontekstas yra ir toks, kad Rusijos federacijos oficialiuose valstybiniuose dokumentuose yra įtvirtinta nuostata, jog ten, visur pasaulyje, ten, kur yra rusų kalba, ten yra Rusijos federacijos interesai, kuriuos ji turi teisę ginti ir kariniais veiksmais. Ir tame kontekste, būtent čia jau minimo spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondo veikla, kuri buvo nemaža dalimi nukreipta į rusakalbystės skatinimą Lietuvos spaudoje, kelia nuostabą ir klausimus dėl patraukimo atsakomybėn asmenų, kurie būtent tokią politiką sugalvojo ir ją vykdė už Lietuvos piliečių, mokesčių mokėtojų, tame tarpe ir mūsų pinigus. Ir taip pat nuostaba kelia ir pavienių institucijų bei valdininkų reiškiamas požiūris, kad efektyviausia yra su visomis tautinėmis mažumomis bendrauti rusų kalba ir remti rusiškas medijas, nes visi rusų kalbą supranta, kam atskiromis mažumų kalbomis kažką daryti. Ir toks požiūris, kuris pilnai atitinka Rusijos federacijos vykdomą tautinę politiką, joje gyvenančių tautybių atžvilgių ir yra visiškai jai analogiškas, taip pat kelia nuostabą ir klausimą dėl to, kam tokie valdininkai, nes valstybės tarnautojais su tokiu požiūriu yra sunku pavadinti, kam jie iš tikrųjų tarnauja. Ir tame kontekste tikrai yra labai sveikintinas naujo medijų rėmimo fondo sudarimas bei visuomenės informavimo įstatyme įtvirtinta nuostata, kad fondas gali taip pat privalo remti ir tautinių mažumų medijas bei struktūriškai finansuoti redakcijas jų veiklai išlaikyti, o ne vien projektiniai veiklai. Čia galima paminėti ir gerasias praktikas iš Europos, kur praktiškai visose Europos valstybėse tautinių mažumų spauda yra finansuojama. Vokietijos federacija finansuoja Danų dienraštį Šiaurės Vokietijoje, Danija finansuoja vokiečių dienraštį Pietų Danijoje, Vokietija finansuoja Sorbų dienraštį, Čekija finansuoja Lenkų dienraštį, taip pat Lenkijos Respublika finansuoja dvisavaitinį lietuvių mažumos leidinį Aušra, kuris iš vidaus reikalų ministerijos kaip struktūrinę paramą gauna apie 100 000 eurų per metus. Tai čia tikrai tikimės, kad Lietuva pradės vykdyti savo prisimtus įsipareigojimus tiek Lenkijos Respublikos atžvilgių, tiek ES atžvilgių pasirašant rėminę tautinių mažumų apsaugos konvenciją, bet ypatingai savo piliečių atžvilgių. Lenkai Lietuvoje skaičiuoja šiemet 700 metų nuo pirmo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose. Tie šaltiniai tai yra Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino laiškai į vakarų Europos miestus, kuriuose yra minima ir tas, kad Lietuvoje
yra lenkų kalba ir yra lenkų kalbą vartojantis žmonės. Mes manome, kad mūsų kalba ir mūsų kultūra daro Lietuvą turtingesnę ir taip pat saugesnę. Ir tikimės, kad nustos būti vykdoma ta politika, kuri yra ne tik nukreipta į mūsų rusifikavimą už mūsų pačių pinigus, bet tuo pačiu turi ir antivalstybinį charakterį. Ir ypatingai verta atkreipti dėmesį ir į tai, kad fondui šiemet buvo skirta mažiau pinigų, negu buvo žadėta prieš priimant įstatymą. Ir jog didelė dalis tų pinigų gali vėl nuplaukti ne į redakcijų veiklą, turint omeny, kad Lietuvos paštas pasinaudodamas ir piktnaudžiaudamas kvazimonopolinę padėtimi vėl nepagristai nori kelti pristatymo mokesčius už pristatymą laikraščių į kaimų vietovės. Tai taip pat atkreipiame dėmesį į tai, kad tokie veiksmai, kuriais viena ranka parama yra duodama, o kita yra tiesiog iš karto ir susigražinama, tai nėra parama, tai yra pasityčiojimas. Ir tikimės, kad tokios praktikos irgi nebus vykdomos. Dėkuoju. Ačiū labai už išsamų paaiškinimą. Aš kviečiu pasisakyti dabar lenkiško dienraščio, kur ir Vilenskį vyriausiai redaktorių Robertą Mickevičių. Labadiena. Tautinių mažumų, tautinių Lietuvos Lenkų žiniasklaidos finansavimas tai yra politinis klausimas, tai yra mūsų valstybės saugumo klausimas. Galima sakyti, manyti, kad mūsų tautinių mažumų žiniasklaida nėra tokia didelė kaip ta nacionalinė žiniasklaida, kad tautinės mažumos tai tik apie 20% mūsų gyventojų. Bet aš noriu priminti tos įvykius, kurie sausio įvykius 2091 metų, kai spaudos rūmos buvo užimtos rusų kariuomenė ir kartu su ta lietuviška nacionalinė nedidelė žiniasklaida buvo išmestas ir mūsų laikraščius, kurie Vilenskį. Tai rodo, kad tuometinė Rusijos Tarybų Sąjungos valdžia suprato, kad ir tautinių mažumos žiniasklaida irgi labai svarbi ir ta žiniasklaida, kurią neremia Tarybų Sąjunga, remia Lietuvos nepriklausomybė, irgi yra svarbi ir jį reikia sunaikinti. Ar tas finansavimas yra per didelė našta mūsų valstybei? Kiek aš supratau ir žiūriu tos sumos, kurie iki šių dienų gaudavom, tai yra beveik nulinės sumos po kelius tūkstančius iš spaudos rėmimo fondo ir iš tautinių mažumų departamento. Aš noriu paklausti, ar Lietuvos valstybė buvo turtingesnė 90-ais metais, nuo 90 iki 95 metų, kada skiria pakankamai didelį ženklį finansavimą tautinių mažumų žiniasklaidai, mūsų, kur ir Vilenskį gaudavo tada apie 1 milijoną litų per metus. Kažkas 95 metais kažkas nusprendė, kad tai nėra svarbus dalykas, galima apsieiti ir be tautinių mažumos žiniasklaidos, kad tai visokiausių kitų valstybių reikalas, Lenkijos Respublikos, Rusijos Federacijos reikalas, kurie finansavo tautinių mažumų žiniasklaidą. Aš labai abejoju, kad Lietuva neturi pakankamai lėšų, kad remtų tą žiniasklaidą. Dar kartą pakartosiu, kad tai yra politinis ir mūsų visų saugumo klausimas. Ačiū. Ačiū Jums labai. Kviečiu pasisakyti poną Romaną Gureckį Mickevičių. Taip, bus gerai. Aš esu prancūzas, bet turiu lietuviškų ir lenkiškų šaknų ir jau daug metų gyvenu Lietuvoje. Įkūriau regioninę televiziją, kuri dabar yra vienintelė regioninė televizija Vilniuje. Šio televizijos idėja yra rodyti istorinės Lietuvos kalbos ir kultūrą, kurios dar yra Vilniuje. Irgi priminti žmonėms, kad kai Lietuva buvo didžiausias valstybė Europoje, būti Lietuvų buvo pilietybė,
o ne tautybė. Programas darime lietuvų, lenkų, ukrainiečių į baltarusų kalbomis, o lenkų kalba yra mūsų lingua franca. Valstybė mums davo licenciją ir pripažino mūsų iniciatyvą gerą, bet nuo pradžios iš valstybės negavome jokių finansavimo. 2022 metų Vilnius savivaldybė finansavo mūsų programas lietuvų, ukrainiečių ir baltarusų kalbomis, bet ne lenkų kalba. Kodėl? 2023 metai Vilnius savivaldybės mums nieko nedavė, kaip ir tautymų mažumai departamentais, kuri mums niekada nieko nedavė. Dabar filmuojame apie 50 laidų ir esame antroje vietose pagal lenkiškas turinį Lietuvoje po TV Vilno. No, oczywiście. No. Nori akcentuoti, kad valstybė mano, kad tautinė mažumė kalba, lingua franca, yra rusų kalba. Paradoksas, kad dėl tokio valstybė pažiūrų ir tolo yra ruski mir, i tolo daromas ukrainiečių, baltarusų ir lenkų kalbų kanibalismas. Mano šeima dėl rusifikacijos politikos Lietuvoje po 1830 lapkričių sukilimo išvyko į Prancūziją. Šiandien caro valdžios nėra Lietuvoje, tačiau Lietuvos valstybė tolo daro caros rusifikacijos politiką Lietuvoje. Kaip tik reikia finansuoti programas lenkų kalba lenkams, programas ukrainiečių kalba ukrainiečiams, programas baltarusų kalba baltarusiams ir taip padės sustabdyti rusifikacijos procesą. Norėčiau akcentuoti, kad lenkų kalba negali būti laikoma kaip užsienio kalba. Iš tikrųjų, lenkų kalba yra valstybinė LDK kalba nuo 17 amžiaus pabaigos. Kad tuo pat metu Lenkijoje valstybė kalba buvo ne lenkų, o lotynų kalba. Tuo metu Lietuva pasirinko lenkų kalba. Todėl prašome valstybę finansuoti lenkų media ir laikyti lenkų kalbą Lietuvos kultūros ir istorijos dalimi. Ačiū už jūsų dėmesį. Ačiū labai, jūs esate puikus integracijos į lietuvišką visuomenę pavyzdys. Aš labai prašau pasisakyti dabar poną Zigmantą Klenovskį, kurie ir Vilenskį leidėja, bet aišku, aš jums sutrumpinsiu laiką. Ačiū labai. Beveik viską jau pasakyta, aš tik porą tokių sakinių noriu primesti dar. Aišku, kad Lenkų žiniasklaida diskriminuojama Lietuvoje. Čia aš galiu 100 pavyzdžių duoti. Nėra, kaip sakant, taip kaip norisi. Ir čia ne tik spaudos rėmimų fondas, bet yra ir tautinio mažumų departamentas pas mus, kuris irgi, negerai elgėsi, sakysim taip, įsisuka, kad tik nefinansuoti, nepadėti Lenkos spaudai. Pavyzdžiui, praeitų metų buvo skelbtas ten konkursas, ten nedideli pinigai buvo. Mes labai atidžiai žiūrėjom šitą oficialų portalą, kur bus paskelbta ir nesilaikom. Paskui pasirodė, jie skelbimą davė Facebook'e. Klausykite, kaip čia pavadinti. Čia pasityčiojimas. Spaudos rėmimų fondas praeito metų gavo lėšų kovai su propaganda, įvairioms kalbomis. Ir ką mes ten radom? Prioritetas rusų kalba. Lenkų kalba net nepaminėta, mes negalėjom ir dalyvauti ten. Tai klausykite, eina karą Ukrainoje. Pripažįsta, kad rusų kalbą reikia visai eliminuoti. Ir čia prašom, mums primeta
mūsų rusifikuoja, aš taip skaitau. Rusifikuoja, paskui prilygina prie Donbaso rusus. Nu, tai klausykite, kaip čia yra. Man sunku šitą suprasti. Aš tikiu, kad naujas fondas pakeis šitą politiką ir bus kitokie. Tik tiek noriu palinkėti ir dar pasakyti, kad ypač spauda be paramos nepragyvens. Net ir lietuviška. Ką sakyti apie lenkišką, kurie ir kainuoja brangiau leidimą, reikia ir vertėjų, ir korektus kitas. Dėl to, kad matom ir Lietuvos rytas po naujų metų bus savaitraštis. Tik čia, aišku, labai gaila, ką padarysi. Ačiū. Ačiū labai ir tikrai labai džiaugiuosi, kad mes šiandien turime ir būsimąjį direktorių Medijų rėmimo fondo pana Ruslaną Iržikevičių. Ir aš labai prašyčiau pasisakyti ir jūs, nes jūsų nuomonė kaip to žmogaus, kuris turės didesnį įtaką negu mes, taip kaip valstybės tarnautojai yra labai svarbi. Tai labai prašau. Ačiū labai, laba diena. Esu Ruslanas Iržikevičius, būsimasis Medijų rėmimo fondo direktorius. Dar nepasirašiau, tai kaip aš juokavau, kad priklausys nuo šios spaudos konferencijos, gal pakeisiu savo nuomonę, nes po šios konferencijos nutiesiu į ministeriją ir tada pasirašau dokumentus tampant fondo direktoriumi. Ačiū labai, kad pakvietėte konferenciją ir iš ties pasirašau po beveik visais teiginiais, ką šiandieną išgirdau. Mes visi suprantam ir man taip pat kalbėti man nereikia, nes aš pats iki užvakar atstovavau vieną iš medijų portalų, tai anglų kalba portalas, tai taip pat yra viena iš tautinių bendrijų kalbų, kurios Lietuvoje taip pat auga. Tai aš labai puikiai suprantu, labai gerai suprantu būtent tautinių bendrijų problemas ir ypač medijoje. Bet gal norėčiau šiek tiek taip pat nepaprieštarauti, bet gal priminti, kad tautinės bendrijos yra atstovaujamos fonde per tokią asociaciją, kurio vadinasi Lietuvos žiniasklaidos tautinių bendrijų kalbomis asociacija. Ji yra viena iš visuomenės informavimas etikos asociacijos narių taryboje ir visuomenės informavimas etikos asociacija yra viena iš steigėjų, iš 3 steigėjų. Aš suprantu, kad taryba, būtent fondo taryba, spręs labiau kas laimės konkursus, bet mes dėsime visas pastangas, kad konkursai būtų skaidrus, kad būtų labai, labai aiškios taisyklės visiems ir kad tie, kas laimėjo, žinotų, kodėl jie laimėjo ir tie, kas pralaimėjo, žinotų, kodėl jie pralaimėjo, kad būtų taisyklės vienodos visiems, nesvarbu kokia tu kalba rašai, bet jeigu tu esi registruotas Lietuvoje, jeigu tu atitinki teisės aktus ir jeigu tu užpildai ir pateiki formas, kurios atitinka to meto taisyklės, instrukcijas, tu turi laimėti ir čia jokių kalbų. Ir būtent dėl Lenkų žiniasklaidos padėties, taip aš suprantu, kad yra labai sunku, taip pat čia visur Lietuvoje, kur tu besi, į kurią pusę, taip pat visur važiuoja į rajonus, kalbi su prašau, čia buvo paminėtas Lietuvos rytas ir panašiai. Tai yra visur situacija tokia, bet čia yra ne pasiteisinimas. Tai ir tam šis fondas buvo sukurtas, kad praplėstų būtent veiklą, praplėstų sritis. Ir labai džiugu, kad Lietuvos žiniasklaidos asociacijos, įvairios struktūros, jos kartu susirinko, dauguma jų, absoliuti dauguma,
ir nutarė, kad yra labai svarbu išskirti kaip vieną eilutę žiniasklaidą tautinių bendrijų kalbomis ir diaspora. Tai mes turim visiškai atskirą eilutę. Tai čia jau yra didžiulis laimėjimas. Taip, dėl lėšų aš negaliu komentuoti, kadangi tai ne mano kompetencija, bet ką aš galiu pasakyti ir ką aš galiu pažadėti, kad mes ieškosime lėšų taip pat kaip fondas. Tai bus viena iš mano svarbiausių misijų. Tai aš sakiau taip pat ir pateikė savo dokumentus būtent į fondo direktoriaus poziciją. Aš akcentavau, kad mes taip pat ieškosime lėšų įvairiausiais būdais, legaliais, aišku, būdais, tam, kad praturtinti fondą ir tuo pačiu praturtinti Lietuvos žiniasklaidą. Tai čia bus viena iš mano misijų, būtent, iš fondo misijų. Rinkti ir ieškoti papildomų lėšų. Tai aš tikiuosi, kad kas bus iš mūsų pusės, mes negalim nieko padaryti dėl biudžetinių reikalų Lietuvos. Tai Lietuvos politikai nusprendžia. Bet tai, kas yra iš mūsų pusės, mes tikrai stengsimės kuo daugiau pritraukti lėšų ir tikiuosi, kad mes būsim sėkmingi. Ir tada, kai bus papildomas lėšos, bus tada, aišku, papildomi konkursai, papildomos galimybės ir taip pat Lietuvos žiniasklaidai tautinių bendrijų kalbomis. Tai dar kartą labai ačiū, kad pakvietėte konferenciją ir kągi bendrausim 5 metai, aš tikiuosi, kad neprailgs ir mes po 5 metų tikrai turėsime labai gerą rezultatą. Bet dėja yra taip, kad ne viskas gali būti padaryta labai greitai, bet dėsime visas pastangas. Ačiū. Ačiū Jums labai ir noriu taip pasakyti, kad būtent nuo tokių svečių ateimo į mūsų konferencijas prasideda tas tikrasis Lenkų ir Lietuvių dialogas. Tai aš tikrai dar kartą labai Jums ačiū, kad Jūs atsiliepėt į šį kvietimą. O apibendrinant, noriu pasakyti vieną dalyką, kad Lietuva kaip valstybė turi skatinti kokybiškos ir patikimos viešosios informacijos sklaidą, ypač regionuose, kuriuose glaudžiai gyvena tautinės mažumos, taip ir Vilniaus rajonas, ir Šalčininkų rajonas, nes tai padės tikrai sumažinti tą informacinę atskirtį, kurioje kartais kai kurie žmonės gyvena. Ir tai yra labai svarbu, kad būtent tas finansavimas būtų pakankamas žiniasklaidai lenkų kalba. Aš dar turiu klausimą, ar kažkas iš salės norės pasisakyti arba ko nors paklausti mūsų dalyvių. Taip, prašau. Pavel Kabak, internetinis dienraštis Vilropa LT. Mano klausimas būtų skirtas gerbiamam Kurui Vrenskį, dienraščio Kurui Vrenskį leidėjui, gerbiamai Zygmunt Kliunovskį. Gerbiamas Zygmunt, ar jūs iš tikrųjų tikite, kad jūs gausite ką nors iš šito naujo fondo? Jūsgi turite karčią patirtį su ano fondu. Jūs 30 metų ant savo kupros traukėte lenkišką laikraštį, kuris leidžiamas čia Lietuvoje. Ir Lietuva niekada jokio cento jums nedavė. Juk čia yra Lietuvos politika. Koks nebūtų gerbiamas Ruslanas pozityvus, bet paprasčiausiai čia jisai nieko negalės pagelbėti jums, jeigu nepasikeis Lietuvos politika. Ačiū. Pavel, mes jau 30 metų pažįstami. Tu puikiai žinai, kad aš didelis optimistas. Jeigu toks nebūtų, tai visai ten su kurjeriu jokių reikalų neturėčiau. Aš tikiu, kad bus finansavimas. Visada tikėjau, kad nieko mes iš Lietuvos pusės negavom. Irgi netiesa. Šiek tiek buvo ten paramos. Aišku, čia buvo, galim pasakyti, simbolinė, bet vis tiek kažkokie... Prašau? Iki 95 buvo finansavimą. Buvo, tai jeigu galima čia pavadinti finansavimą. Bet dar pakartosiu, aš esu optimistas ir bus viskas normaliai dėl to, kad Lietuvos istorija rodė, kad čia daug tautinė valstybė buvo ir vis tiek čia mūsų didelė jėga. Ir man atrodo, kad pasikeis valdžia ir viskas bus normaliai. Taip.
Aš gal dar norėčiau, čia buvau pasiruošęs, gal norėčiau taip pat priminti, kas yra fondas ir kokia yra jo misija ir kokie yra tikslai to fondo. Tai čia turbūt daugumą jūsų tą skaitė, bet yra pirmas paragrafas. Tai fondo misija - remti visuomeniai ir valstybei reikšmingo, kokybiško, etiško ir politiškai neutralaus visuomenės informavimo priemonių kūrimą, sklaidą ir viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų veiklą. Fondo tikslas - siekti žiniasklaidos pluralizmo, nuomonių ir tautinių kultūrų įvairovės, socialiai reikšmingos, kultūrą skatinančios informacijos prieinamumo visuomenėje, įskaitant asmenų su negale informacinį prieinamumą, teikiant valstybės paramą viešosios informacijos rengėjams ir ar skleidėjams, užtikrinant racionalų ir pagristą valstybės lėšų panaudojimą. Čia yra, aš su šitais žodžiais dabar 5 metus eisiu į lovą ir kelsiuos su tai žodžiais taip pat. Tai čia bus kaip malda ir visi, kas atitiks būtent šios tikslus, tą paramą ir gaus. Tai tiek žinių. Ačiū labai ir aš manau, šito optimistiško akcento iš vienos pusės ir iš kitos mes šiandien baigiam mūsų konferenciją. Tikrai dar kartą ačiū visiems dalyviams ir ačiū tiems, kurie mus stebėjo gyvai. Linkiu visiems geros dienos. Ačiū labai.